Sveiki, pakalbėkime apie emocijas. Ir pakalbėkim taip, kur mažai kur rasit taip pakalbama. Dėl to, kad norėčiau taip pažiūrėti kaip į kažkokią sistemos dalį. Paimti žmogaus psichiką kaip tokią vientisą sistemą ir pažiūrėti, kokią funkciją atlieka būtent emocijos tame. Ir kaip jos funkcionuoja apskritai, kam reikalinga žmogui, ką jis su jomis daro savo veikloje, kaip jam emocijos padeda veikti arba trukdo veikti, kaip jis dienos eigoje turi energijos ir neturi, ir kaip su to susiję emocijos. Ir čia labai įdomus dalykas. Tai kaip ir, nėra tokio aiškinimo, bent jau aš niekur nemačiau, nors tikrai ir skaičiau ir klausiausi daug. Kur kaupiasi pas žmogų emocijos? Elementarus klausimas. Kur kaupiasi? Mes žinom, kur kaupiasi mintis mūsų, ne? Kur jos vyksta, kažkaip tai atsiranda, persidėlioja ir taip toliau. O kur emocijos? Kurioje vietoje pas žmogų? Galvoje, čia? Ir iš tikrųjų tai nėra taip svarbu, bet aš tik tai noriu užvesti ant tos temos, kad nelabai žinom, kas čia per daiktas. Iš tikrųjų, nelabai žinom, kas čia per daiktas, bet tyrinėjant save, tyrinėjant savo psichiką, galima suprasti, kad emocijos kaip tokios, arba ta vieta kaip tokia, kurioje kaupiasi emocijos, jinai gali būti kelių tipų. Ir ne tai, kad gali būti, ir yra kelių tipų. Duosiu kaip pavyzdį. Tarkim, jūs nueinate kažkokį renginį ir gaunat tokių greitų, malonių emocijų, tokių gal net kažkokių euforinių, tokių labai stiprių. Ir tarsi užsipildo kažkoks, ta talpykla tokia tarsi nedidelė užsipildo. Bet jeigu tas renginys ir ta atmosfera ten turi potencialo išjudinti labai pas jūs kažkokį gal ten jau susiraizgiusi minčių darinį, kuris jums blokuoja atsipalaidavimą ir dėl jo jūs esat labai susikaustę, gal diena iš dienos, savaitė iš savaitės, o gal mėnesį iš mėnesio, tai gali jaustis kaip visiškas restartas, grįžus iš tokio, kažkokio perkrovimo. Tai reiškia, kas gali vykti su emocijom arba su ta talpa, kurioje jos yra. Vienas dalykas, jos gali greit pasipildyti, iki tokią greito naudojimo laikmeną tokią kažkokią, ne? Tada kitas dalykas, gali restartuoti mūsų psichiką, kažkoks įvykis, renginys, kažkokios tokios labai stiprios emocijos, restartuoti mūsų tuos minčių darinius, kurie trukdo mums atsipalaiduoti ir tarsi įsijausti tą gyvenimo tėkmę, kurioje mes būtume tokie vientisi su aplinka ir tos emocijos galėtų natūraliai vaikščioti. Tai tarsi ta talpa, jinai vėl pradeda pildytis, kai mes restartuojam šitą visą mąstymo procesą, trukdant jai pildantis, reiškia, yra talpa ir yra kažkoks ribotuvas. Tada yra kelios talpos. Yra viena talpa, sakykime, tokia didelė, kur kaupiasi ilgalaikės emocijos. Tai pavyzdžiui, jeigu paskutinius 3 mėnesius žmogus gyveno, tarkim, žiemos sezonas, nebuvo saulės, šalta ir jisai sunkiai dirba ir gal net nematė daug dienos šviesos, reiškia, tą didelę talpą jis bus išeikvojęs. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad išeikvojus ją gali prasidėti kažkokios tai egzistencinės mintis, kažkokie egzistenciniai pamąstymai, tokie slogus, tokie gal net gyvenimo prasmės nebebuvimas, taip toliau. Ir reikia suprasti, kad, gali tiesiog būti labai paprastas dalykas, tas didysis emocijų rezervuaras išeikvotas. Reikia atostogų, reikia gerų emocijų. Ir reikia ne vienos dienos, o galbūt, kad jį pripildyti, reikia savaitės, gal 2, gal kažkam mėnesio, gal kažkam 3 mėnesių. Tai šitą reikia tiesiog paprastai identifikuoti ir suprasti kaip tokį mechaninį dalyką. Ir kai kas supranta, ar kai kas natūraliai taip daro. Tarkim, aš pastebėjau, ir ne tik aš, daug kas pastebėjo, kad labiau aktyvesnės įvairiuose renginiuose yra moteris. Tarkim, ten galerijos, kažkokios koncertai, šokiai, taip toliau. Moterų yra dauguma, tarsi jos labiau jaučia, turbūt, aš darau prielaidą, kad reikia reguliariai pasipildyti tas emocijas. Tai reiškia, pasipildamas ta mažoji talpa ir jinai vis tiek papildo tą didžiąją. Ir jos kaip ir, jeigu reguliariai tą
užsipildo ta mažoji talpa, jinai papildo ir didžiąją, tada, kada nebetelpa į ją. Ir vėl, kada ta mažoji talpa, greito naudojimo talpa, jinai ištuštėja, galima paimti iš tos didžiosios, nu, arba pradeda eiti iš ten. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad galima susidėlioti labai taip paprastai tvarkaraštį, kada pildyti emocijas. Per savaitę būtinai reikia nueiti ten į 3 renginius, į 3 kažkokius, kur man patinka, kur aš jaučiu gerą jausmą, atsipalaidavimą, pasikraunu gerų emocijų, ne? Nes mes suprasim, kad tai yra neatskiriama gyvenimo dalis. Ir vėlgi, pas vienus žmonės šiek tiek kitaip veikia tas pats emocijų talpa, pas kitus kitaip, bet pas visus jinai yra. Ir malonumas yra tarsi ta varančioji jėga gyvenime, dėl kurios žmogus tada yra pasiruošęs įveikti sunkumus. Ir tarkim, jeigu ilgą laiką nebėra to malonumo, mažėja ta energija ir tarsi nebesinori patirto sunkumo. Bet vėlgi, emocijos nebūtinai reiškia, kad mes pramoginiu būdu jas galim papildyti. Kartais būna, jeigu gyvenimas toks ganėtinai subalansuotas, jos tarsi automatiškai pildosi jį gyvenant. Pavyzdžiui, žmonės gyvena šeimoje ir jie tarsi ir dirba, ir galbūt nėra to, kad kažkokie ten renginiai, bet natūraliai jie per bendravimą gauna gerų emocijų, per kažkokius gal apkabinimus, per kažkokią bendrą veiklą, per nudirbtą kartu darbą ir pasidžiaugimą juo. Ir apskritai per tą, kad jie yra kartu ir tarsi tas natūraliai vyksta. Bet dabar, jeigu žmogus gyvena vienas, įsivaizduokit, jam iškart šito nebėra. Ir jeigu jisai dirba sunkiai, ir jeigu ateina žiemos sezonas, ir jeigu jisai išeina į darbą būna tamsu, ir kai grįžta būna tamsu, ir jeigu jisai nėra susiplanavęs vakare, kur jam eiti, kad būtų faina, tai jis šitą talpą emocijų savo tą ilgalaikę, kurią galbūt sukaupė per vasarą, jis išeikvos per tą sezoną šaltąjį ir gal net nespės jo pabaigti. Ir kas tada prasideda? Tada prasideda bandymas pildyti tas emocijas kažkokiu maistu. Taip, dažniausiai būna kažkoks nesveikas maistas, kuris duoda, kurio norisi ir tarsi truputį užkrauna tas emocijas, bet jis pakrauna tik tais tą talpiklėlę viršutinę, kuri realiai jinai išseikvoja greit, gali neužtekti visai dienai ir gali neužtekti ten netgi keliom valandom, jeigu žmogus kažką sunkiai dirba, užvalgo, žiūri, ir ten užteko 10 minučių, gal tik tais, jeigu jau jisai kelias savaitės taip elgėsi, pildo emocijas kažkokiais tai saldumynais, gal jam tikrai tik tai valandai užpildė. Arba ten tik tais 10 minučių, nors iš pradžių gal ir visai dienai būdavo, kad užtenka. Tai nėra teisingas emocijų papildymo būdas, žiūrint iš tos perspektyvos natūralios ir tokios ilgalaikės. Tai nėra, jisai supratus, kad jisai nepapildė tiek, kiek galėtų papildyti kita veikla, labai pasidaro aišku, kad reikėtų geriau jau susiplanuoti kažkokį kokybišką laiką, atsipalaidavimą, pramogas reguliariai ir nelaukti tos dienos, kai nebesinori nieko daryti. Visai nieko nebesinori daryti, nes tos talpos yra tuščios. Ir tada daug kas imasi žalingų įpročių. Su tom tuščiom talpom vaikšto ir kai jau tos talpos visiškai tuščios, sakykime taip, tada yra apskritai labai sunku integruotis kažkokius nueit pradėti lankyti šokius ar ten galerijas ant koncertus, nes tada žmogus toks susigūžęs, jis nieko nenori, jisai niekaip negali į pokalbį įsijausti, taip natūraliai, taip sklandžiai su jumoru, galėdamas pasijuoktis, tarsi visiškai užsiblokavęs, nes ateina toksai negatyvas ir netgi kritika ateina ir tos mintis nusidažo tamsiai, nuo kurių kilęs mąstymo procesas vėl pradeda viską kritikuoti ir dar labiau uždaro. Žodžiu, prasideda tiek daug tokių reiškinių, kuriems atsitikus pasidaro aišku, kad, nereikėjo šito laukti, geriau visgi tas emocijas papildyti eigoje ir rūpintis jomis. Tiesiog rūpintis, kad, neišeikvoti šitų talpų, nes po to jas labai sunku papildyti. Jeigu mes visiškai išeikvojam, pavyzdžiui, gali būti taip, kad
darbas yra, tarkim, ganėtinai sunkus ir nėra galimybių kažkur išvažiuoti ir pailsėti, ir nebūtinai išvažiuoti, apskritai pailsėti, pasimti laisvo laiko, atsipalaiduoti. Gali būti toks laikas, kur nėra to laiko ir įsivaizduokit tokia situacija. Emocijų tos talpos yra išeikvotos, nėra laiko pailsėti ir gauti kažkokio, tokio sveiko pasitenkinimo, tai reiškia pasivaikščioti gal gamtoj, susitikti su draugais, nuvažiuoti kažkur į gražią vietą, taip toliau. Reiškia, nėra tam laiko, nėra tam galbūt ir pinigų ir tos emocijų talpos tuščios, reikia eiti į darbą ir tada žmogus jis eina ir jisai kaip kokiam siaubo filme, toks visas pajuodęs ten eina, ten jau piktas, neseina, nesidaro, visi darbai darosi ten 4 lėčiau, 5 lėčiau ir su didžiulė pastanga, kur toks džiaugsmingas žmogus, jisai su džiaugsmu jos padaro žymiai greičiau. Man taip yra atsitikę daugybę kartų, aš čia šitą dalyką kalbu iš patirties. Tai išvados tokios, kad supratus, kad emocijos visgi jos turi kaip tokią talpyklą. Ir jos turi tą trumpą laikę, kur mes šiandien įgaunam kažką, rytoj įgaunam arba kiekvieną dieną įgaunam ir laikosi tas. Ir turi tokią ilgą laikę, kur mes turim, dėl ko yra metuose atostogos, kad žmogus truputį to optimizmo turėtų, kad ne tik tai darbas yra, kad tu gali atsipalaiduoti ir kad pasikrautų šitą talpą. Tai tiesiog reikia suprasti, kad jeigu nėra nuotaikos, jeigu nėra energijos, jeigu nėra entuzijazmo, tai greičiausiai yra išeikvoti tos emocijų talpos. Ir gali būti, kad jas nėra taip paprasta pripildyti, nes jas trukdo pripildyti kažkokias mūsų pačių susikurti trukdžiai. Ten pavyzdžiui, žmogus galvoja, čia ten šitie koncertai beprasmi arba tenai kažkoks menas, paveikslai, čia jokios praktinės vertės, čia nesąmonės, čia paišo žmonės, nesupranta, ką daro, kam čia to reikia. Jis taip iškritikuoja ir tada jis atsidaro kažkokius tai renginius, žiūri kur nueiti ir jisai neranda kur, nes jis viską iškritikavęs. Kaip pavyzdys, visur jisai galvoja, kad ta nesąmonė. Ir žodžiu, gali žmogus taip prisikūrė savo būti tokių, per kuriuos jis net ir nebegali jau papildytų tų talpų. Ir jeigu jis imasi žalingų būdų, tai jisai galbūt pildo tą mažąją talpą, kuri jam leidžia iki kitos dienos, dar iki kitos dienos, dar iki kitos. Ir jisai tos didžiosios jau nebepildo, nes tą didžiąją užpildyti reikia laiko, ten greit neužsipildo, reikia laiko, reikia atsipalaidavimo ir reikia tokių subalansuotų ir malonumų ir laiko praleidimo būdų, kurie yra galbūt ir gamtoje, ir su kitais žmonėm, ir tam tikroje aplinkoje, kad žmogus jisai juos tiesiog visiškai kiek įmanoma maksimaliai priimtų. Ir gal netgi yra gerai prieš važiuojant į atostogas surasti kažkokius būdus dar iki atostogų visiškai nusinulinti, atsipalaiduoti ir restartuotis. Tie, kas atlieka praktikas, atlikti kažkokias praktikas, išsišokimo, išsirėkimo, išsijudėjimo ir tada važiuoti. Nes tada daug greičiau tos talpos pildysis. O jeigu žmogus tenais visas įsitempęs nuvažiuos, jam reiks ten savaitės laiko gal, kol ateis atsipalaidavimas. Arba ten, gal mažiau, bet gali būti, kad atostogas baigsis per tą laiką, kol jis bandys atsipalaiduoti. O gal net ir nepavyks, nes jis ten nuvažiavęs vėl pradės kažką savo, kažkokį mąstymą sukti, kuris vėl trukdys užsipildyti ir atsipalaiduoti ir leist savo patirti, leist savo paimti tą džiaugsmą, tą malonumą, tai, ką duoda gamta. Tai ačiū.